šiuolaikinę tautodailininkų tapybos darbų parodą Adomo Varną premijai laimėti. Niekad neužmirštam šios tradicijos parodos įžiebusios kibirkštėlę įprasminti mūsų vieną garsiausių kraštiečių dailininką Adomą Varną atminimą Jonišky ir Lietuvoje. O suvienyti tapybos mėgėjus kūrybai iš visos Lietuvos dailininko gimtiniai gražiausias jo asmens, jo praeitį nuveiktų darbų Lietuvai pagerbims. Adomą Varną, kaip stulbinančiai daug nuveikusi Lietuvos kultūrai, jos nepriklausomybės idėjai, savo krašto sūnų atradom dar 1989 metais. Tais metais Jonišky surengta Adomą Varną dieną, kuri 1991 metais įsteigus Adomą Varną premiją palaipsniui išaugo į vienintelę Lietuvoje respublikinę tautodailės tapybos darbų konkursinę parodą, kas 3 metai vykstančią iki šiol. Joniškiečiai didžiuojas, kad ši parodų tradicija dar vadinama Lietuvos tautodailininkų tapytojų forumu. Džiaugiamės, kad šįkart parodoje dalyvauja net 75 autoriai. Iš Kauno, Panevėžio, Vilniaus, Rokiškio, Šiaulių, Biržų, Mažeikių, Plungės, Naujosios Akmenės, Telšių, Ukmergės, Širvintų, Marijampolės, Druskininkų, Joniškio miestų ir rajonų. Eksponuojama 300 paveikslų, kiekvieno autoriaus po 4 darbus. Verta paminėti, kad daugiausiai savo kūrinius pateikia autorių iš Kauno, Panevėžio į Vilniaus. Žinoma, aktyvūs ir joniškiečiai. Parodos paveikslais grožėtis galima jau nuo šiandien, balandžio 5 iki gegužės 11, kuomet pakviesim į iškilmingą Adomą Varną premijos laureatą bei parodos prizininkų pagerbimo ceremoniją. Dėkojame Adomo Varno premijos steigėjai Joniškio rajono savivaldybės tarybai. Premijos dydis 2000 eurų. Parodos dalyvių šiandien dėmesingai ir veikliai vertina čia dalyvaujantį komisiją. Jonas Rudzinskas, dailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Virginijus Kašinskas, dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Aistė Jakelaitytė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Gintas Dumčius, dailininkas, Druskininkų miesto. Sigis Laurinavičius, menotyrininkas, dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos asociacijos narys. Jų mintis dar išgirsim šiandien, o dabar iškilmingą akimirką kviečiam Joniškio rajono savivaldybės merą Vitalijų Gailių atidaryti parodą. Labą dieną, garbūs svečiai, atvykę į Šiaurės Lietuvos širdį, kuri atvira tautodailei. Ir labą dieną, mylimi joniškiečiai, kurie kartu su svečiais, su visais, kurie atvyks į parodą, didžiuojamės tuo, kad Adomas Varnas mums paliko ne tik gilų pėdsaką savo veiklos ir savo darbų, bet paliko ir įpareigojimą. Labai garbingą ir labai reikšmingą įpareigojimą rengti tautodailininkų parodą. Tai čia šio įpareigojimo mes turime laikytis ir aš net neabejoju, kad tai tęsis ilgai, nes labai daug Lietuvos čia. Nuo lietuviško kaimo iki paprastos, tačiau nepakartojamos lietuvės moters, iki darbštaus lietuvio vyro, nuo praeities istorijos, nuo mūsų tikėjimo iki mūsų elementarios buities
čia visa Lietuva ir čia tikra Lietuva. Ir čia tiesiog didžiuojasi tuo, kad esi lietuvis ir kad atstovauji stiprią tautą turinčią savo išdidžią istoriją. Ačiū komisijai, ačiū svečiam visi, kurie lankysi šioje parodoje ir kviečiame ilgiau pasibūti Šiaurės Lietuvos širdyje, mūsų mylimam Joniškiui. Kolegė Vaida pratęs mano mintis, prašau. Mano žaliasai, nuo berželio ant langelio vynas, mano žaliasai, nuo langelio ant stalelio vynas, mano žaliasai, ir papylė aukso plunksnas vynas, mano žaliasai, oi sesutė, sesutėlė, vynas mano žaliasai, išsirinkti sau bernelį, vynas mano žaliasai, sau bernelį bernužėlį, vynas mano žaliasai, ir atskrido daug karveliai, vynas mano žaliasai, atsitūpė ant berželio, vynas mano žaliasai, nuo berželio ant langelio vynas mano žaliasai, nuo langelio ant stalelio vynas mano žaliasai, ir papylė aukso plunksnas vynas mano žaliasai, oi broleli, brolužėli, vynas mano žaliasai, išsirinkti sau mergelę, vynas mano žaliasai, sau mergelę mergužėlę, vynas mano žaliasai.
esam čia šiandien tik tiek, tai įsivaizduokit, šiais laikais visai kitaip skamba. Nes kai nufilmuoja, kai tinklus paleidžia, kai nufotografuoja, tai praeina tūkstančių žmonių. Ir mes turim tokią statistiką, kad tautodailė panašiai domisi į dieną apie 200 lankytojų internete tuose debesyse. Tai įsivaizduokit, kokia garbė Joniškiai, iš mūsų pusės, iš tautodailininkų, ne tik menų garsinį, bet dar ir visą vadybą, visų to temperatūrą ir ažiotažų. Tai čia va tai, ką veikiame visi. Pasidalinti įspūdžių, kokia paroda, o kokia dinamika, o kokia raida. Prisimint, kaip tas viskas vystosi ir skaičiuose, ir kokybėje, ir autoriuose, ir pavardėse, ir regionuose. Man tai dar įdomu buvo lyginti ir kitus dalykus. Vat įsivaizduokit, šie metai jubiliejiniai Dainų šventės 100-mečio metai. Turbūt daug kas žinote tai. O prie tos šventės visada tradiciškai tautodailės reikšmingas, respublikinis, svarbus, atrankinis, aukščiausia kartelė tokia, bet ne konkursinis. Ir va ta paroda įvyks, mes galėsim lyginti. Bet tai bus visokių žanrų. Įsivaizduokit, kas tai yra tautodailė. 12 žanrų. Kalvystė, kryždirbystė, skulptūra, keramika, oda. O čia tik tapyba. Čia yra vieta, va kaip meras pasakė, tikrai lenkiu galvą, yra tokia vieta, kur tik tapytojai. Tai tiesiog karūnas norisi uždėti kiekvienam, kad dirba, kad stengiasi, kad žino, kad reikia pasiruošti. Sąjunga tautodailininkų labai prisideda prie to. Šiais metais įvyko tai, ko anksčiau nebuvo. Mes balais vertinome kiekvieną dalyvį. Nuo 10 valandos ryto. Sąžiningai. Su visais ataskaitiniais dokumentais. Kiekvienas su parašu lentelę. Taip, kad galima surasti, kas už ką, kiek balsavo ten. Visą, žinot, pogrindinę visą tą erdvę. Bet aš juokauju. Iš tikrųjų, tai ateityje tokie protokolai, jie gali būti labai įdomus. Nes ten tos pavardės vertinamos. Šiaip įdomu, kaip koks žmogus užaugs jūsų akyse, visų akyse, kataloguose, erdvėje. Šiais laikais tai nėra lengva. Kiekvienas, kas yra tautodailininkas, tai žinokit, šiais laikais postmodernizmo fone, viso nihilizmo, viso kitokio kultūros virsmo, tai būti tautos dailininku, tai žinokit, reikia kaip žygdarbį padaryti. Kodėl? Todėl, kad gali sėdėti prie kompiuterio ir meną daryti su programėlėmis ir visai net nesuprakaituoti. O tautodailininkas verda, virina, kala, drožia, tapo terpentinais, plauna, dirba. Tai yra pasiaukojimas. Tautos dailininkas. Tautodailininkas. Čia ne mūsų, čia Adomo Varno kartos žmonių sugalvotas žodis įprasminti. Įprasminti tokį vektorių, kuris yra mąstantis apie viską. Seime atidarėme vieno kūrinio parodą, tai yra 15 metrų tapybos kūrinio iš Utenos Žalgirio mūšį. Tai profesoriai atėjo, sakė, visą gyvenimą svajojau nutapyti, bet turbūt svajonė liks. Ir į gyvenimą išeis į kitą besvajodamas, o tautodailininkai ir padarė. O kodėl padarė? O todėl, kad apie tautą mąstymas yra. Jį reikia skatinti, jį reikia apdovanoti, jį reikia konkuruoti, svert, lygint, objektyviai. Ir kas man irgi šiais metais yra neįtikėtinas toks faktas, matyt, tikrai dar apie jį reikės nekartą pagalvoti, įsivaizduokit, tiek dalyvių, tiek paveikslų ir nuomonė tarybos sutapo 100%. Be jokių ten balo trūksta ar ko nors. Nesakysiu, vienbalsiai. Ir skaičiukai vienbalsiai. Ir man taip įdomu buvo. Aš pavardės nepasakysiu, nes neturiu teisės juridinės šiandien. Bet tas dar įdomiau. Ir žiūrėti šitą parodą visiems bus įdomiau, nes šitą faktą reikia garsinti, pasakyti visiems, kad objektyviai sutapo. Ne tai, kad susitarė kas nors, prie kavos, reiškia, pasidalino nuomonę, ne. Suvažiavom skirtingi žmonės ir visi taip prabalsavom. Ir nešnekėdami iš pradžių lapukuose. Įsivaizduojat? Ir sutapo.
Man tai labai įdomu. Man tai įdomu menotyrinė prasme, tautodailėtyrinė prasme. Ir dar sakau, apie tai pagalvosim ne kartą. Jeigu ne Joniškis, šito neįvyktų, šito nežinotume, šito neatrastume. Tai generuoja, tiesiog man labai įdomu. Ir atvažiuoti pas jūs, ir gandą išnešti iš čia, ir visą darbo leistiną platinti, tą smulkmenas ir šnekas išvežti. Nes renginys baigėsi, renginį išsinešioja žmonės. O žinokit, Tautodailininkų sąjungoje susirenka ir diskutuoja, va šiemet buvo taip, va šiemet buvo tas gerai, tas blogai, tas dar geriau. O kas bus anksčiau, viskas, va kai mes juokavom, daugiau nebedalyvausiu, vienas ten ir kitas pasako, po 3 metų ateina vienas iš pirmųjų parašo pareiškimą. Mene ažiotažą padarote. Lenkiu galvą, ne vienas, o už mane stovi 3000 tautodailininkų ir sakau didelį ačiū, kad palaikote šitą renginį visai valdžiai ir kultūros centro, ir miesto valdžiai, visiems. Norisi tikrai po paveikslą gerą padovanoti atminčiai. Manau, kad jūs visi kartu rašote tą kultūros istoriją. Kas bus ateity, nieks negali pasakyti, bet su jūsų indėliu bus tikrai gerai. Bus apie tapybą, apie tradiciją, apie mintis. Ačiū, kad tai darote. Labai. Mes prisidėsime visada. Tokį jausmą, kad ateini į renginį, jo labiau į parodą ir turi turėti šaliai atsarginę kalbą. Po šito, kas buvo pasakyta, visa kalba turėtų tilpti žodį amen. Kitas dalykas, dabar labai madinga kalbėti apie CO2 pėdsaką. Čia taip labai ekspromptų gimė tokia idėja, tas, sakykime, CO2, niekaip čia negalėtų tilpti, bet jeigu įsileistumėm šiandienos modernybės, sakykime, tartumėm, tarkim, culture obsession, pavyzdžiui, tas galėtų visiškai tikti, kai tas kultūros apsėdimo momentas galėtų po to CO2 kodų tilpti. Tai tas, sakykime, kultūros aspektas, sakykime, momentėlis toksai, kuris sutelpa į tautodailės tapybos sritį, yra labai sudėtingas, nors kartais atrodo labai paprastai. Nu ką, pasiėmė teptuko, pasiėmė dažų ir tapai. Bet jeigu tautodailininkai kas kartą sėsdami, sakykime, prie molberto suvoktų, kokiam kontekste, sakykime, visos kultūrinės grandinės momente jie atsiduria to momentu, turbūt iš jaudulio negalėtų patapyti, nes teptukas kristų iš rankos, nes tas momentas, tai yra, ką Jonas ir sakė, tai yra tiesioginė asociacija su tautos kultūra. Ir jeigu, tarkime, profesionalus menininkas, inovatorius, kurdamas meninį inovaciją, jis yra visiškai laisvas nuo paveldo, o yra priklausomas, sakykime, nuo to, ko dar nebuvo, tuo tarpu šiandieninis tautodailininkas, jeigu jis visiškai daugina tą palikimą, už kurį, sakykime, kaip testinumą atsakingas, realiai jis nebekuria, jisai atkuria. Tai nebesivadina kūryba, tai atkūrybos laukas, nebe kūryba. Vadinasi, jis turi pridėti nuo savęs apie šiandieną, apie šiandieninės patirtis, apie dabartinį gyvenimą. Bet išsaugoti tai, kas yra mūsų kultūros, mūsų lauko, toj kultūrų persipinimo teritorijai paveldą, išliekant sąžiningų prieš tradiciją, išliekant sąžiningų prieš pasaulėjautą, pasaulėžiūrą ir sąžiningų prieš šiandienos dieną, kuri nėra nei vakar, nei rytojus. Tai yra labai momentiškai jautri akimirka ir tautodailininkų iš principo, kaip tam multike, nelengva būti gegutė, tai nelengva būti ir tautodailininkų. Aš sakykim, tautodailį konkrečiai tapytojų. Sveikinu su gražia tradicija ir oriai iškelta vėliava. Labai norėčiau palinkėti suformuluoti šitos tradicijos tokį galbūt memorandumą, kaip vertybių, gairias kažkokias,
Būtų gal netgi ir pačiai parodai lengviau, bet susiformuluoti taip, kad neužkirstų kelią, kad nebūtų, sakykime, diktatoriškai nubrėžtos kažkokios gairės. Tai čia irgi yra kūrybos laukas. Manau, kad Joniškis kaip iniciatorius šitos parodos turi teisę ir kurti toliau tradiciją, ne tik tai ją tęsti, bet ir kurti. Šienapjūtės valioji dergelę, mes juos nemokam, bet pagėdosim šienapjūtės sutartinę. Eisim sesės tūto tūtava, eisim sesės tūto tūtava, eisim sesės tūto tūtava, mes miškuosim tūto tūtava, mes miškuosim tūto tūtava, mes miškuosim tūto tūtava, mums beeinant tūto tūtava, mums beeinant tūto tūtava, mums beeinant tūto tūtava, Antalija tūto tūtava, Antalija tūto tūtava, Antalija tūto tūtava, šumnas lietus tūto tūtava, šumnas lietus tūto tūtava, šumnas lietus tūto tūtava, bėgim sesės tūto tūtava, bėgim sesės tūto tūtava, bėgim sesės tūto tūtava, polė pela 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 tūto tūtava, nemočiute tūto tūtava, nemočiute tūto tūtava, nemočiute tūto tūtava, eisim broliai tūto tūtava, eisim broliai tūto tūtava, eisim broliai tūto tūtava, mes miškuosim tūto tūtava, mes miškuosim tūto tūtava, mes miškuosim tūto tūtava, mums beeinant tūto tūtava, mums beeinant tūto tūtava, mums beeinant tūto tūtava, Antalija tūto tūtava, Antalija tūto tūtava, Antalija tūto tūtava, šumnas lietus tūto tūtava, šumnas lietus tūto tūtava, šumnas lietus tūto tūtava, bėkim broliai tūto tūtava, bėkim broliai tūto tūtava, bėkim broliai tūto tūtava, po ąžuolų tūto tūtava, po ąžuolų tūto tūtava, po ąžuolų tūto tūtava, mum ąžuolas tūto tūtava, mum ąžuolas tūto tūtava, mum ąžuolas tūto tūtava, net tėvulis tūto tūtava, net tėvulis tūto tūtava, net tėvulis tūto tūtava, net Iš Druskininkų į Adomo Varno gimtinę piešinius. Litografijos yra 8 litografijos, kurios turbūt ir yra matytos. O kiti visi piešiniai turbūt nėra matyti niekam išskyrus druskininkiečius ir aišku kolekcininką, kuris turėjo. Nes tie piešiniai visi buvo sukurti Amerikoje ir jie sugrįžę yra į Lietuvą. Kada vartai knygas ir nuotraukas, sakykime, iš Amerikos laikotarpio, kai kur jo studijos vietoje matosi už nugaros tie patys piešiniai. Aš jums nepasakosiu apie Adomą Varną, jūs turbūt patys geriau žinot apie jį. Aš geriau tik tai pasakysiu, kaip ta kolekcija pas mus atsidūrė. Atsidūrė ir atsitiktinai, ir matyt ne visai atsitiktinai. Gerai žinomi kolekcininkai ir mecenatai Dominykas Akstinas ir jo žmona Snieguolė Juskytė Akstinienė.
padovanojo, visą laiką jie yra mūsų muziejaus mecenatai, padovanojo atvirukų kolekciją, padovanojo įvairiausių retų knygų kolekciją ir padovanojo 40 metų kauptą portretų kolekciją. Ir toje kolekcijoje buvo 26 Adomo Varno piešiniai ir 8 litografijos. Tos litografijos tai yra žymių poetų, rašytojų, kunigų. Ir tuo metu tai buvo padaryta tarpukario Lietuvoje, buvo padarytos litografijos mokyklos, kad būtų galima eksponuoti mokyklos. Aišku, jos nebuvo retos, bet iki šių laikų pakankamai mažai jų išliko. Bet įdomiausia dalis tai yra piešiniai, kurios portretai žmonių tuo metu gerai žinomų Amerikoje. Lietuvių išeivių. Aišku, dabar aš jų nepapasakosiu, nes geriau, kai nueisim ten vietoj, tai bus ir paprasčiau ir aiškiau, apie ką kalba. Ir mums buvo labai keista, kad, kaip pasakyti, tie žmonės labai mums daug dovanojo. Ir kolekcijoje, sakykime, yra Adomo Varno piešiniai labai žymus. Ir kita kolekcija Sachalino tautelės padovanoja. Tai pas mus dabar į Druskininkus atvažiuoja iš Japonijos. Mokslininkai tyrinėja tų fotografijų, nes kai kurios yra visiškai unikalios. Su tom parodom kviečia į Šveicariją, į Vokietiją, į Lenkiją. Ir tie kolekcininkai yra be galo brangūs žmonės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes galim dabar su jum pasidalinti jūsų kraštiečių parodą. Ir turbūt dauguma ar visi nueisim, paskui pažiūrėsim ir galėsit klausti ir apie tos pačius atskirus piešinius ir asmenybes. Ir pabaigai aš noriu paskaityti Dominiko Akstino žodžius tokius. Kad prieš mus gyvenę žmonės daug ką paliko. Raštą, knygas, kelius. Todėl ir mes turime prisidėti, tęsti šią misiją ir palikti ką nors gero, naudingo ateičiai. Tai čia kaip tik labai tinka tai, ką jūs dabar darot. Ir kad ateičiai liks tas, kas vyksta, kas 3 metai jums. Sėkmės.